Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras ne tik visus metus teikia pagalbą sunkiai gyvenančioms šeimoms, bet ir priima paramą iš asmenų, galinčių padovanoti drabužių ir kitų namų apyvokos daiktų. Todėl kiekvienas, norintis padėti ir pasidalinti gerumu, socialinių paslaugų centre yra laukiamas ne tik prieš kalėdinių laikotarpių, bet visus metus. Kaip sakė centro direktorė Asta Aleksienė, būtų gerai, jeigu paramos davėjai atsižvelgtų ir į sezoniškumą, žiemos metu aukotų žieminius drabužius, vasaros vasarinius. Šiais metais aukojusiųjų skaičius jau išaugo iki 150. Paramos gavėjų yra daugiau kaip 700, todėl bet kokia labdara daiktais yra svarbi ir reikalinga mūsų savivaldybėje gyvenančioms nepasiturinčioms šeimoms. Ir būtų galbūt tik prašymas, kad drabužėlius, jeigu atneša, tai kad jie būtų švarūs ir tvarkingi. Namų apyvokos daiktai nesulūžę, elektros priemonės veikiančios. Šiaip daiktų ir drabužių tikrai pakanka, tik gal trūkumas būtų patalynės. Patalynės, rankšluosčių ir buitinės technikos veikiančios. Šiuo metu labai mums reikėtų 2 aukštų lovos, nes turim savarankiško gyvenimo namus ir tenais atsikrausto nauja šeima ir būtent jiems reikalinga 2 aukštų lova. Druskininkų socialinis paslaugų centras jau 2 metus prisideda prie respublikinės akcijos Vaikų svajonės, kurios metu yra renkamos vaikų, augančių socialinės rizikos bei socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose norai ir svajonės. Pernai buvome labai sužavėti šią akciją, nes tikrai atsirado labai daug gerų žmonių, kurie tikrai išpildė vaikų svajones. Iš 44 pateiktų svajonių buvo įgyvendintos 37 ir tikrai svajonės išpildė iš įvairių pasaulio šalių. Ir Amerika atsiliepė, ir Kanada, ir tautiečiai gyvenantys Airijoje, Norvegijoje. Ir aišku, labai džiugu, kad 3 svajonės išpildė druskinikiečiai. Taigi šiemet mes irgi dalyvaujam šiame projekte ir labai kviečiame visus atsiversti internetinį puslapį www.vaikusvajonės.lt ir susirasti tas svajones, kurias pateikia vaikai. Mūsų Druskininkų savivaldybės svajonės yra pažymėtos D raidelė ir skaičiukais 1, 2, 3, 4 ir tikrai būtų labai smagu, kad į šitą projektą įsitrauktų daugiau druskinikiečių ir kad visos mūsų vaikų svajonės būtų išpildytos. Projektas Vaikų svajonės prasideda nuo lapkričio vidurio ir tęsis iki 3 karalių dienos, sausio 6.